Šlovė Alachui mūsų kūrėjai. Vakar internete užmačiau Kauno mečetės postą, kur mečetės administracija gražiai paprašė, kad mečetės teritorijoje viešai nedemonstruotų žmonės ten meilės ir taip toliau. Ir ko pasiekoje atsirado tokių, kaip čia gražiau pasakyti, bukapročių komentarų, kurie, švelniai tariant, kuriuos perskaičius man pasidarė pikta. Tai vienas iš tokių buvo, kur sako, jeigu gyvenate krikščionių šalyje, tai turit prisitaikyti ar kažkas tokio. Tai visų pirma, Lietuvos konstitucijoje parašyta, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu ir būtų Lietuva krikščioniška šalis, tai va tokie jūsų komentarai tai tiesiog darytų gėdą tikriesiems krikščioniams, kurie praktikuoja savo religiją. Toliau vienas dar iš komentarų užstrigo, kad važiuokit namo ar kažkas tokio. Tai kur man važiuoti Lietuvoje gimusiam? Aš nesuprantu tokių komentarų. Toliau, bet žodžiu, video ne apie tuos komentatorius, o apie ziną islame. Nesantuokinius santykius. Tai kodėl tai yra negerai tokie dalykai kaip nesantuokiniai santykiai? Nes tai naikina žmogaus sielą, palaiminimus visus, po to santuokas naikina. Tokie dalykai daro tik žalą visai žmonijai. Alachas aiškiai pasakė, kad Korane ir labai išmintingai pasakė, nesiartinkite prie svetimavimo. Tai reiškia ne taip, kad pasakė, kad nesvetimaukit, nes tai negalima, o sakė, nesiartinkit prie svetimavimo. Tai reiškia draudžiama viskas, kas veda link to dalyko. Ir čia tas svetimavimas labai rimtas dalykas, nes Alachas aiškiai tai uždraudė. Ir ką dar norėjau pasakyti tiem komentatoriam, kur man čia komentuojat visokias kiaulienas, taip toliau, tai man net neįdomu, jūs man galit nekomentuoti tokių nesąmonių. Aš suprantu, kad jūs norit, kad daugiau video peržiūrų rinktų, taip toliau, bet man nereikia jūsų tų komentarų. Tegul Alachas man atleidžia, kad išvadinau ten tuos komentatorius visus bukapročiais, bet matot, geriau jau karti tiesa negu saldus melas. Ir ten suprantu, kaip viskas vyksta, ten koksai bukaprotis vienas pakomentuoja, ten koksai Sinica, kad imigrantai blogai, musulmonai blogai, ten draust, viską baust, ten per daug įsipatoginę, taip toliau. Ir visa avių banda iš paskos, kaip užprogramuoti. Tai norėjau pasakyti, kad žmonės, jūs mąstykit su savo galva, neužsiimkit šiais nešvariais reikalais, svetimavimu.